Labas. Šiandien norėsiu su tavim pasidalinti, kaip man pavyksta jau 17 metų gyventi su Bechterevo liga, kuriai buvo prirašyti vaistai visam gyvenimui, o šiai dienai esu labai dėkinga, kad galiu atsisakyti vaistų ir jaustis puikiai. Tai jeigu nuo pradžių man prieš 17 metų pagal tokius požymius kaip strėnose rėžiantis skausmas, kelėnuose pradėjo rinktis vandenis, šiek tiek skaudėdavo nugarą, pagal šitos simptomus buvau nusiųsta į ligoninę ir man nustatė šią diagnozę. Šiaip aš ją pirmą kartą išgirdau, man ši liga nieko nesakė, tik tai mane labiausiai baugino tai, kad man gydytoja buvo prirašius vaistus visam gyvenimui. Ir aš buvau ištiesta pareiginga, geriau apie 2-3 metus vaistus, vaikščiojau, darydavausi kraujo tyrimus, žiūrėdami kokie pakitimai ir tas ratas vis sukdavosi. Gydytoja nelabai noriai leisdavo man negerti vaistų ir kai šiek tiek būdavau padariusi kokį tarpą, tyrimai būdavo šiek tiek vėl pakilę ir jinai pasakė man vieną kartą: Andžela, geriau nežaiskim, toliau vartokim vaistukus, tiesiog prilaikykim pastovę būseną, kad jinai nešokinėtų. Tai tada aš kažkaip po tų žodžių suvokiau, kad čia bus pasaka be galo ir man jaunai, jeigu aš taip ir toliau vartosiu vaistus, tai kas toliau bus. Ir savavališkai tiesiog nutraukiau, tai yra suvartojau aš paskutinių išrašytus vaistus ir nebesikreipiu pas gydytoją. Pati pradėjau ieškoti kuo natūralesnių būdų, kaip sau padėti. Tai toj kelioniai iš tikrųjų buvo tikrai sunkių juodų periodų, tokie kaip naktimis negali pamiegoti nuo skausmo. Įsivaizduokit, jeigu reikia nuo vieno šono apsiversti ant kito, reikia milžiniškų pastangų ir tu vertiesi, atrodo, po milimetrą visas sustingęs ir įkvėpęs orą, kad galėtum tiesiog apsisukti kitą šoną, nes jau tiek nusigulėjai, jau ranka pradėjo tirpti, bet iš skausmo bijai pajudėti. Kelėnai tindavo, tai dėdavo ir kopūstų lapus, kai nugaras skaudėdavo, ir visokius pipirinius pleistrus, kurie labai kaitina. Taip pat lankiausi netradiciniuose masažuose, kur tave gerokai ten išmaigo, atitranko, dėjau dėlės, visokias arbatas gėriau ir domėjausi, kas čia man daugiau valytų tą organizmą. Tai taip ir toliau sukasi, dar tiesa akupunktūrą lankiau. Tai va tas ratas vis sukdavosi, atrodo pagerėja ir vėl ateina kažkoks tas tamsesnis laikotarpis ir vėl važiuoja, vėl kažkokias procedūras. Tai iš tikrųjų tai labai labai vargino, nes vis laukdavai to pagerėjimo. Tas varginimas būdavo tai, kad tu dirbi, po darbo važiuoji į procedūrą, grįžti namo visas nusiplukęs ir tai dar, kad čia tau ir skauda, kur dar šeima, kur dar visa kita buitis. Tai tikrai būdavo labai labai pavargus, suirzus ir nieko nebesinorėdavo, tiesiog namuose būti. Tai va, po ilgų ieškojimų norėčiau dar vieną užakcentuoti dalyką, tai yra mityba. Kadangi aš turiu atopinį dermatitą, tai vienu metu man labai labai paūmėjo bėrimai ir gydytoja net nerado būdų, kaip padėti. Anksčiau tiesiog išrašydavau kažkokį tepaliuką ir viskas nurimdavo. O dabar tęsiasi tiesiog viskas ant veido. Tie išbėrimai, ir jie būdavo ne taip šiaip sau kažkokie išbėrimai išlapuojantis, su žaizdom, man reikėdavo dar dirbti ir su klientais, tai tikrai būdavo nemalonu. Ir aš pati pradėjau jau ieškoti
kaip sau galėčiau padėti ir vieną iš tyrimų susiradau maisto netoleravimo testą pasidaryti. Gydytoja šiaip šito nebuvo pasiūliusi, nes šiaip tai yra mokama paslauga, tai aš pati jį pasidariau. Mano nuostabai pusei metų buvo labai daug produktų, kuriuos turėčiau išeliminuoti, metams taip pat buvo. Tai aš tokia esu, kur mėgstu tikrai išbandyti ir, kad pasakyčiau, tai veikia ar neveikia. Tai tikrai nemeluosiu, tai buvo dar vienas sunkus laikotarpis, kas liečia mitybos, nes jau nebežinojau, ką ir bevalgyti. Ir praėjo 2 mėnesiai, 3 mėnesiai, atrodo, ta oda nesikeičia. Vis tiek jinai tokia jautri, reaguoja. Ir buvo ir ašarų, ir nerimo, gal vis tiek čia nutraukti neveikia, bet kadangi buvo minėta, parašyta rekomendacijų, kad tam tikrus produktus ar nevartoti 3 mėnesius minimaliai, tam tikrus pusę metų, tam tikrus metus, tai aš tiesiog tikrai tai padariau metus. Ir ką noriu pasakyti, dėl ko aš noriu apie tai dar papasakoti, nes aš po kažkiek laiko, gal po kokių 3 mėnesių aš tik suvokiau, kad kažkaip tai man ta bendra savijauta dėl Bechterevo kažkaip nelabai ir pasireiškia. Kažkaip ir geriau jaučiuosi, kas liečia būtent tos daugiau fizinės sveikatos, o ne estetinės, dėl tų bėrimų panašiai. Tai ir tada kažkoks to suvokimas atėjo, kad mityba yra labai svarbi. Ir po tų metų aš ir toliau bandžiau jos laikytis, nes po metų, įsivaizduokit, labai pasikeičia ir skonio receptoriai. Tu jau kai kurių dalykų net nebenori, paragauji ir tau yra neskanu. Ir mityba tikrai kardinaliai man pasikeitė. Tik žinoma, žmonės esame žmonės. Yra kokie gimtadieniai, yra kokie šeimos pietų susitikimai, yra šventės, kalėdos ir panašiai. Vis tiek tu ėmi vieną paragauji, kitą paragauji ir tai būna, tik šiandien. Ir tai po biškį būna, žiūri, kad jau ir daugiau nuslysti, nes dabar gerai jautiesi, tai jau gali ir toliau valgyti. Tai aš tai būdavo, tai vis tiek tas toksai biški ant pavadžio, nebūdavo, kad visai pasileisdavau, bet ta tokios, kad stipriai laikyčiausi kaip metus, tai to jau nebebuvo. Tai žinoma, sustresavus darbe, kai dirbau, buvo ir visokių situacijų, kai ilgai užsisėdi, o tas užsisėdėjimas yra įtemptas, stresas, tu turi atlikti darbą ir panašiai, tai labai paveikdavo ir tie skausmai būdavo, kad sugrįždavo. Tai man nesugrįždavo dar didesnė jėga, man prisidėdavo visokie tarpšonkauliniai uždegimai, pradėdavo tinti per riešą, per patį nykštį rasutinę, skaudėdavo vėl nugarą, kelėnai patimdavo. Ir žinoma, vėl bandydavau tais kaip natūraliais būdais. Ir gyvenimas yra gyvenimas, atsitinka visko ir vienu metu man labai pablogėjo sveikata, aš nebegalėjau tiesiog vaikščioti be leidžiamų vaistų. Ir mano gyvenime atėjo tokia galimybė išbandyti maisto papildus. Tikrai nebuvau iš tų žmonių, kurie tikėjo, kad jie prie tokios ligos, kur išrašyti visam gyvenimui vaistai padės. Buvau iš žmonių daugiau už natūralumą. Kas yra kapsulėse, tas yra nenatūralu. Tai, bet kadangi jau buvau girdėjusi ne vieną istoriją būtent apie Neolife kompanijos papildus. Tai yra istorija, kaip žmonėms padėjo su įvairiausiams sveikatos problemomis. Tai vedena to, kad vaistininkė man sudarė rekomendacijas, ką vartoti, būtent pagal mano individualią savijautą. Aš pradėjau vartoti ir irgi, kadangi esu tokia mėgstanti viską užfiksuoti,
kad galėčiau jums paskui papasakoti, ar ne, nes kai laikas praeina, kai viskas gerai, tai ir užsimiršta. Tai vedžiau sveikatos dienoraštį, jį vedžiau ištisus metus. Ir tas pagerėjimas toksai jau rimtas, kur jau galėjau rašyti 10-baliai sistemai 9, atėjo tik po 9 mėnesių. Buvau iš tikrųjų savo griežta ir griežta tiem papildam, tiesiog, įsitikinti, ar tai veikia. Ar buvo lengvas vėlgi tas kelias? Tikrai nebuvo lengvas, tikrai buvo minčių ir mesti, tikrai buvo minčių, kad čia neveikia, kad čia, nesąmonė, kad čia, tada gal čia man vienai neveikia, o gal čia, kažkas dar kitko yra. Bet žinoma, su palaikymu, padrąsinimu, labai esu dėkinga vaistininkiai, kuri būtent su šia kompanija jau dirba daug metų ir padeda žmonėms būtent su šios kompanijos papildais jaustis sveikiau. Tai vedina jos paskatinimo kažkaip ir praėjo tas laikotarpis ir iš tikrųjų labai esu laiminga, kad ištvėriau tą laikotarpį. Tai ką noriu pasakyti, tai ta paskutinė vyšnė ant torto. Tai šiais metais po ilgų metų aš nesilankiau pas gydytoją dėl Bechterevo ligos. Šiais metais tiesiog nusprendžiau nueiti profilaktiškai, nežinau kaip jie ten vadina, aš profilaktiškai norėjau pasitikrinti, ar kažkaip įmanoma kažką pažiūrėti. Tai aš papuoliau pas gydytoją, aišku, jau nebe savo, nes prieš tiek metų, prieš 17 kažkaip ir pasikeitė tie gydytojai. Tai mano gydytoja nauja varto kortelę ir jinai kažkaip labai nustebusi, sako, ar jums tikrai nustatyta šita liga? Sakau, kortelėje nurodyta, tyrimai visi padaryti. Sako, žinokit, man kažkaip kelia įtarimą, nes po tiek metų su šia liga žmonės visai kitaip atrodo ir visai kitaip jaučiasi. Sako, gal padarykime mes pakartotinai visus tyrimus. Tai žinokit, jinai mane siuntė netgi magnetinę rezonansą pasidaryti, kraujo tyrimus dariausi, ar ne, tą geną vėl žiūrėjau, ar tikrai pas mane jis yra. Ir jinai gauna atsakymus, kad visi kraujo tyrimai yra geri, jokių uždegimų niekur nerodo. Šitas genas, dabar tiksliai nepasakysiu, kaip jisai 27 lygtais vadinasi, yra pas mane, bet daug kas jį turi. Sako, tai jeigu būtų tik tie tyrimai, suabejočiau, ar tikrai yra ta Bechterevo liga pas jūsų, bet padarius magnio rezonansą, buvo tikrai matyti, kad jinai yra. Ir gydytoja man pasakė tiek, kad sako, arba jūsų labai stebuklinga ligos eiga, arba sako, nežinau, kaip galėčiau dar paaiškinti, kad kaip galima su šia liga taip jaustis. Tiesiog jūs esat labai retenybė. Tai kažkoks kaip ir stebuklas jinai vardina. Aš klausiu gydytojas, ar būna tokių žmonių? Sako, būna, bet labai retai. Aš gydytojai sakau, bet reiškia būna. Ir žinokit, kas įdomiausia, ta gydytoja, čia nebuvo iš privačios poliklinikos kažkokios, bet kad ir būčiau privačioj, būtų įdomu žiūrėti jos reakciją. Ir ta gydytoja, jinai matant mano rezultatus, neuždavė man nei vieno klausimo, kągi tu darai, kad tau tai pavyksta. Tai man buvo tas labai keista, nes nieko nesu prieš gydytojų, tikrai, kaip sakant, kiekvienas dirba savo darbą ir tikrai prireikia jų pagalbos. Bet vis tiek mus ten apremontuoja ir išleidžia tą gyvenimą, mes patys toliau turim su tuo gyventi ir žiūrėti, kas mums geriausia. Tai labai keista buvo,
kad jinai nei klausimėlio neuždavė, nes gydytojai atrodo turi gydyti, ar ne? Tai čia toksai lieka, kaip sakant, klaustukas, kaip aš šitaip. Tai va, o žinokit, mėlyjeji, noriu pasakyti tai, kad nėra čia jokio stebuklo. Tiesiog gyvenimo būdas. Kai sužinai, nesvarbu apie kokią ligą, kad ir ne visam gyvenimui išrašyti vaistai, bet karts nuo karto jas reikia pavartoti, labai svarbu, kokį mes priimam sprendimą. Bet tą sprendimą mes turim priimti patys su savo atsakomybė. Ne tai, kad tą atsakomybę uždėti kažkokiam gydytojui, kažkokiam, nežinau, kitam specialistui ir tikėtis iš jo pagalbos. Jie mus gali tik tai nukreipti, kažką patarti, daug dievė, kad dar į teisingą linkme. Bet visą kitą mes turime daryti. Tai aš šio klausimu esu tokia, galiu sakyti, griežtesnė, nes kadangi praėjau tą tokį kelią tikrai nelengvą ir man tikrai būna, kad užeina tie skausmai, bet šiai dienai aš jos puikiai moku numalšinti natūraliais būdais. Dar vienas dalykas, kad nei vienas gydytojas, kiek aš buvau lankiusi, nepasakė, kad tau visam gyvenimui reikėtų gerti omega. Omega, nes jinai yra pats stipriausias preparatas pasaulyje, prieš uždegiminis preparatas. Bet aišku, ta omega turi būti natūrali, švari, kad jin dar labiau nekenktų organizmui. Tai vat būtent su Neolife kompanija man, būtent šios kompanijos omega yra numeris 1, be kurios nei dienos man šiai dienai vartoju tik profilaktiškas dozes. Bet kadangi esu aš jau organizmą prisotinus visom reikalingom medžiagom, ar ne, kol aš pajutau tą poveikį, tai būna, kad kai kurias medžiagas pakaitalioju, bet omegos niekados nekaitalioju, visą laiką vartoju ir kai užeina kažkoks paūmėjimas, padvigubinu, patrigubinu ir 2-3 dienos ir man viskas tiesiog susitvarko. Tai dar kartelį noriu palinkėti tiesiog ieškoti savų būdų, kaip savo padėti. Nors ir kokios bebūtų tamsios tos dienos, niūrios mintis, yra visą laiką išeitis. Kas ieško, tas visada randa. Tik tiesiog nereikia bijoti gal atidaryti duris naujoms galimybėms. Tiesiog išbandykit. Ir tada galėsit pasakyti, veikia ar neveikia. Tai šiai dienai norėčiau tiek pasidalinti. Esu labai laiminga, puikia sveikata, tuo stebuklingu ėjimu savo gyvenime. Noriu dar pasidalinti, labai esu nuostabioje vietoje. Parkelį, gal girdėt ir vaikų garsus, nes vaikai ten vandenį pliuškenasi, nes pas mus labai karšta diena Klaipėdoj. Tai tada apkabinu visus ir išties nuoširdžiai linkiu ieškoti, kas jums geriausia. O jeigu kiltų kažkokių klausimų, norėtumėt kažką daugiau sužinoti, galit būtinai man rašyti asmeniškai. Būsiu labai dėkinga, jeigu prisijungsite prie mano YouTube kanalo Sveikatos gausa ir pasidalinsite juo, tai dar labiau dėkosiu. Tiesiog būkime atviri naujom galimybėm, nes net neįsivaizduojat, kurios gali nuvesti. Iki.